Mes turim mūsų partnerį nuo pat organizacijos įsikūrimo, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmus. Mes nesimėtom, šito organizacijoje nuosekliai dalyvaujam, kryptingai teikiam siūlymus, kas aktualu žemės ir miškų savininkam. Ir šiandien džiugu, kad Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Algis Baravykas yra čia kartu su manim. Tai Algi, keletą žodžių tikriausiai norėsite. Prašom. Labadiena. Esu toks Baravykas, kuris gimęs ir augęs miške. Tai miško pažinimas pas mane susiformavęs jau nuo mažens. Tėvai abu buvo miškininkai, tai gana turiu nemažai tokio supratimo, kas yra miškas. Tačiau Algis turi kitokio supratimo apie mišką. Jisai visas žinias, kurias gauna iš jūsų, visą informaciją apibendrina ir atneša į Žemės ūkio rūmus. Kas yra Žemės ūkio rūmai? Žemės ūkio rūmai tai yra organizacija, skėtinė organizacija, kurie vienyje žemdirbiškas organizacijas įvairiausiais pjūviais, per šakas, per šakinės asociacijas ir per rajoninės žemdirbių organizacijas. Mes esam viena didžiausių žemdirbių atstovaujamoji organizacija, pati didžiausia, ir mes džiaugiamės, kad jūsų asociacija ir dėkojame. Džiaugiamės ir dėkojame nuoširdžiai, kad jūsų asociacija esate mūsų Žemės ūkio rūmų nariai. Dėkoju Algiui Gaižučiui, kuris yra mūsų nuomonės miškų klausimais lyderis. Mes nei vienas, nors ir turim kažkokį supratimą apie mišką, bet viskas, kas ateina į Žemės ūkio rūmus, ateina per Algį. Algis yra išrinktas aplinkos komiteto vadovų Žemės ūkio rūmuose, aktyviai dalyvauja tarybos veikloje, todėl jo nuomonė visais miškų klausimais yra svarbiausia. Jūsų asociacija yra labai intelektualiai sudėliota ir sustiguota. Jūs esate RELO nariai organizacijos, Europos žemės savininkų asociacijos nariai, taip pat per Žemės ūkio rūmus dalyvauja ir kokios pažiūrėtos įtakingiausios lobistinės organizacijos Europoje nariai. Todėl jūs puikiai išnaudojate savo derybinės galias ir esate puikus partneris Žemės ūkio rūmams. Nenoriu įsibėgėti su ilgom kalbom, dėkoju, kad pakvietėt. Mes visada dirbsim su jumis ir glaudžiai bendradarbiausim. Ir kaip simbolį to bendradarbiavimo noriu įteikti skėtį, kuris, mūsų skėtinės organizacijos simbolis. Turėjau įteikti ir vėliavą. Tačiau vakar pas mus vyko kalėdinis renginys ir vėliava kažkur pakeliui. Kavo, labai džiaugiamės ir tikrai dėkojame Žemės ūkio rūmam, kad jūs mus apdovanojot ir vėliavą, ir kaip skėtinė organizacija skėčių. O Algi, kadangi čia turi vienoje rankoje mikrofoną, o kitoje glutę, tai Žemės ūkio rūmam ir pačiam asmeniškai įpareigojimas švęsti kalėdas tinkamai, o paskui vis dėlto ir pasodinti medį, kur gerą vietą. Ačiū labai. Linkiu labai geros, prasmingos diskusijos ir pasiekti gerų rezultatų.